Sveiki. Šiame vaizdo įraše įspręsime uždavinį, kur reikia apskaičiuoti smailiojo kampo tarp stačiakampio įstrižainių dydį 1% tikslumu. Matome, kad duotas yra stačiakampis. Tai ir taip stačiakampis ABCD. Taip pat yra duota kraštinė BC yra lygiai 9 decimetrai ir kita kraštinė DC, DC yra lygiai 14 decimetrų. Taip, rasti reikia. Reikia rasti kampą AOD. Na ir pradėkime spręsti uždavinį. Pirmas žingsnelis. Nubrėžkime iš taško O aukštinę ir pažymėkime, tarkime, kampas raidelę E. Aukštinė iš taško O nubrėžta, atkarpa AD dalyje pusiau. Taigi, galime parašyti, kad AE yra lygu AD ir tai yra lygu 1/2 atkarpos AD, o tai yra lygu, kadangi AD yra lygu BC, tai 1/2 kart 9 ir tai yra lygu 4,5. Ir turime apskaičiavę jau šitą trumpąją kraštinę. Dabar įžambinę DB irgi galime apskaičiuoti, nes matome, kad trikampis DCB yra statusis, nes stačiakampio visi kampai yra po 90 laipsnių. Taigi iš trikampio DCB mes skaičiuojame įžambinę BD. Tai pagal Pitagoro teoremą BD kvadratu yra lygu BC kvadratu plus CD kvadratu. Tai yra lygu BC mes turime 9 kvadratu plus CD mes turime 14 kvadratu, tai būtų lygu 81 plus 190 14 kvadratu yra 196. Sudedame, gauname, čia tik tai jau lygu turėtų būti, gauname 277, na ir ištrauksime kvadratinę šaknį, BD yra lygu, kvadratinė šaknis iš 277 ir tai yra lygu apytiksliai 16,64 ir taip, dabar stačiakampio kraštinės vieną kitą dalyje pusiau, todėl mes galime parašyti, kad OD yra lygu 1/2
BD. Ir tai yra lygu 1/2 padauginta iš 16,64, tai yra lygu 8,32. Na ir dabar apytikslė reikšmė. Na ir dabar jau galime iš trikampio OED mes galime apskaičiuoti, kam yra iš trikampio OED turime ED, turime čia šitą turime ED, turime OD įžambinę, kitaip sakant, taigi mes galime jau ieškoti kampo O. Taigi rašom pagal sinuso apibrėžimą, kad smailiojo kampo sinuso apibrėžimą, kad kampas EOD yra lygus statinis prieš kampą, tai ED padalintas iš įžambinės OD. Tai yra lygu, ED mes turime apsiskaičiavę ir tai yra lygu 4,5 ir turime apsiskaičiavę OD, tik apsiskaičiavome OD, tai yra 8,32. Na ir dabar galėtume jau skaičiuoti kampą EOD, naudosime konkrečias reikšmes. Taigi 4,5 mes daliname iš 8,32 ir apsiskaičiuojame kampą, atsiprašau, dar kartelį, 4,5 daliname iš 8,32 ir skaičiuojame kampą, gauname 32, gauname 32, o tik tais pamečiau 32,74 apytiksli reikšmė. Na ir dabar iš to seka, pažvelkime vėlgi į brėžinį ir aukštinė nubrėžta iš taško O į kraštinę D, kampą AOD padalino pusiau, tai tada norint apskaičiuoti kampą AOD, tai yra lygus 2 kampai EOD, o tai yra lygu 2 padauginta iš, čia laipsnius užmiršau, 32,74 yra apytiksliai lygu. Na ir vėlgi reikėtų paimti skaičiuotuvus ir sudauginti, kiek tai bus lygu. 30,74 padauginam iš 2, tai yra lygu apytiksliai 65,48 laipsniai, o kadangi mums reikia 1 laipsnio tikslumu, tai apytiksliai lygu 65 laipsniai. Na ir viskas, kampas, smailusis kampas yra apskaičiuotas. Atsakymas 65 laipsniai. Tai taip sprendžiamas paprastai tas uždavinukas.